pradedam dar vieną dalį. Aš pradėsiu dabar ultragarsinės diagnostikos dalį, dabar grįšim prie to jau grynojo ultragarso, prie to pagrindė, dėl ko mes čia susirinkom. Mano užduotis yra iš radiologo pusės pažvelgti į kelio priekinės srities ultragarsinę diagnostiką, tai yra ką galima pamatyti ir kaip tai, ką mes pamatome, reikėtų įvertinti. Tai yra šito pranešimu aš pabandysiu parodyti, ką turėtumėm pamatyti tirdami kelio priekinės sritį ultragarsu, kaip tai pamatyti, kaip tai lengviau padaryti ir kaip įvertinti tai, ką mes matome, ar tai yra normalu, ar tai yra nenormalu. Dabar koksgi tikslas to pranešimo? Apskritai tai, stovėti prieš auditoriją tai nėra mano profesija, bet tikslas, aš manau, kad tiek mano, tiek visos mūsų draugijos yra tas, kad matant tam tikrus straipsnius, čia tiesiog atsitiktinis yra straipsnis, ne per seniausias iš populiaraus lietuviško žurnalo ir jame, kalbant apie patilofemoralinį skausmą, ultragarsinio tyrimo nėra. Žodžio ultragarsas iš vis abstrakte nėra. Kodėl taip yra? Tai manau, čia yra mūsų susirinkimo ir mūsų draugijos tikslas, kad mes atrastumėm ultragarsinį tyrimą, jo vietą tiek straipsniuose, tiek mūsų darbe, mūsų praktikoje, tuo labiau, kad aš pats dirbu su echoskopu pakankamai nemažai ir tai praktiškai žinau, kad šita vieta yra tikrai geresnė negu kad rentgenografijos arba tomografijos, kuris yra galbūt netgi pasirinkimo tyrimas. Be abejo, ultragarso nereikėtų lyginti visiškai su magnetinio rezonanso tyrimu, tai yra skirtingos metodikos, tačiau visgi apie viską iš eilės. Tai kaip jau matėm, mūsų anatomija susideda iš kaulų, kurių yra 4, galbūt dar fabelą būtų galima laikyti irgi kaulų, bet kadangi jis būna ne visada tas sezamoidinis kauliukas, tai pagrindiniai kaulai yra 4, mes priekiniai srity žiūrėsim labiausiai į girnelę, iš launikaulio distalinį galą ir blauzdikaulį. Šitas vaizdas yra normalaus kaulų kontūro, kuris yra balta linija ir jeigu tai yra su kremzle, virš jo mes matysim aiškiomis ribomis anechogenišką juostą. Pagrindinis kaulas, kurį mes galim apžiūrėti visą, tai yra iš principo sezamoidinis kaulas, kaip jau girdėjom, ir jo anatominės pusės yra priekinė ir užpakalinė. Priekinė yra nelygi, su amžium tie nelygumai šiek tiek didėja dėl prisitvirtinusios tiek musculius rectus femoris sausgyslinio pluošto ir pastovaus fizinio krūvio. Apatinė dalis vadiname viršūnė. Vidinė pusė yra padengta hielinine kremzle, kur galim išskirti vidinį ir išorinį facetus, kuriuos skiria girnelės ketera. Viršutinėje dalyje prisitvirtina keturgalvio raumens sausgyslis, tai yra pačioj priekiniai viršutiniai daly musculus rectus femoris, o šiek tiek dorzaliau į užpakalinę dalį musculus vastus intermedius. Girnelės anatominės ypatybės gali būti svarbios mums diagnostikai, todėl kad tiek dvinarė, tiek daugianarė girnelės pasitaiko pakankamai dažnai ir didžioji dauguma yra viršutinis lateralinis kampas, šiek tiek rečiau gali būti lateralinis kraštas ir jau labai retai apatinis kraštas. Echoskopiškai tyriant mes rasim kontūro nutrūkimą užapvalėjusiais kraštais. Prisimindami praeitų metų konferenciją galim sakyti, kad matysim kažką panašaus į akromijo klavikulinį sąnarį, jeigu taip juokaujant, bet taip iš tikrųjų tai yra toks tarpas, kurio aplinka yra inaktyvi, ta prasme edemos mes čia nematom, skysčio sankopų nematom, kraštai apvalūs. Galima būtų kalbėti ir apie kitas patologijas, aišku, tai būtų labai retai, yra tokių aprašyta atvejų kaip girnelės aplazija, kai nei rentgenologiškai, nei ultragarsu mes girnelės raištyje nerandam jokio intarpo, nei kaulinio, nei kremzlinio. Galima būtų kalbėti ir apie patelektomijas, kaip po to
esančius normos variantus, bet čia jau galbūt patologijos pranešimo sritis, o mes dabar kalbėkime apie ištyrimą toliau. Taigi, 3 pagrindiniai sąnariai ir mums yra svarbus patelofemoralinis, kurį sudarys grynelės facetai, sąnariniai paviršiai ir šlaunikaulio krumpliai. Čia iš rentgenologinio vaizdo tas pakankamai informatyviai atrodo. Kaulus jungiančios sausgyslės. Priekinėje kelio srityje yra 2 didelės tiesiamosios sausgyslės, jos yra pakankamai stambios, šiek tiek skirtingos struktūros. Principinė struktūra niekiek nesiskiria, be abejo tai yra kolageniniai pluoštai, tačiau keturgalvio raumens sausgyslė, kuri tvirtinasi prie girnelės viršutinio krašto, yra 3 sluoksnį. Išdidintame magnetinio rezonanso vaizde mes matysim paviršinį sluoksnį, tai yra musculus rectus femoris, vidurinį sluoksnį. Vidurinį sluoksnį sudaro musculus vastus medialis ir musculus vastus lateralis, skaiduliniai sausgyslių pluoštai, ir gilųjį sudarys musculus vastus intermedius raumens sausgyslės pluoštai. Ultragarsu žiūrint, čia yra irgi toks pats statmenas vaizdas atitinkantis magnetinio rezonanso vaizdui, čia yra girnelės kontūras, šitas sluoksnis yra keturgalvio raumens sausgyslė. Ultragarsu sluoksnį matysis ne taip gerai, reikės pakankamai geros raiškos ir tinkamo paciento, tačiau sluoksnius skiriantis hiperechogeniški tarpai, tai yra fibrozinio riebalinio audinio tokie intarpai, jie atskiria tuos mažesnio echogeniškumo pluoštus, kurie yra iš tikrųjų sausgysliniai. Šitai mums bus svarbu diagnozuojant plyšimus. Kita už girnelės nusitęsianti iš dalies musculus rectus femoris tęsinys. Sausgyslė anatomiškai be abejo tai būtų tiksliau vadinti raiščiu, tai yra girnelės arba girnelės savasis raištis, tačiau dėl didumo ir dėl pavadinimų tendinozis, tendinopatija, nuo žodžio tendo vis karts nuo karto ir lengviau ištarti vadinam girnelės sausgyslį. Bet jeigu taip tiksliai, tai vis tik yra raištis. Taigi jungia girnelę su blauzdykaulio šiurkštuma. Anatomiškai vidurinis trečdalis yra šiek tiek plonesnis. Tad jeigu jau tai preciziškai žiūrint ir radus proksimalinį ir distalinį trečdalį šiek tiek storesnius, to nereikėtų vertinti kaip tendinopatijos, tai yra toks anatominis tos sausgyslės normos variantas. Pati sausgyslė yra apie 4-5 mm storio, ji yra vienasluoksnė, tai yra ji nėra sluoksniuota. Šonuose girnelę fiksuoja raiščiai, tai yra laikikliai, lateralinis ir medialinis girnelės laikikliai. Lateralinis girnelės laikiklis ultragarsu sunkiau yra randamas, su juo reikia pavargti, tuo labiau, kad ir tos klinikinės reikšmės yra nedaug. Paprastai jo pažeidimai būna iatrogeniniai, pooperaciniai, bet žymiai svarbesnis yra medialinis girnelės laikiklis, ypač vaikų amžiuje. Ir šitą laikiklį mes matysim kaip skaidulinę, nusitęsiančią nuo girnelės vidinio kontūro link šlaunikaulio krumplio ir link lateralinės pusės įsijungiančią į raumeninės fascijas juostą. Aplink sausgyslės ir raiščius yra išsidėstę dar papildomos struktūros, kurios mums bus svarbios diagnostikoje. Tai yra tepaliniai maišeliai arba nuo lotyniško pavadinimo bursas sinovialis, tiesiog bursas. Tai trumpai perbėgsiu pagal visas bursas, nes kituose pranešimuose apie jos bus žymiai daugiau papasakota tiek normos, tiek patologijos. Taigi apie ką mes kalbam tirdami kelio priekinę sritį. Tai yra suprapateliarinė bursa, priepateliarinė ir 2 infrapateliarinės, paviršinė ir gilioji bursos. Tai yra sinovijinės ertmės, paviršinės išsidėsto poodyje, o giliosios tarp anatominių struktūrų, tarp kaulų ir sausgyslių. Šitoje vietoje rodiklė pažymėta yra gilioji infrapateliarinė bursa, joje yra šiek tiek skysčio, bet pamačius tokią bursą tikrai nemanau, kad reikėtų ją įvardinti kaip bursitą. Tai yra normalus skysčio kiekis bursoje, tuo labiau, kad nei riebalinio kūno, nei sausgyslės pakitimų nėra. Kitaip šiek tiek atrodytų, jeigu būtų toks skysčio kiekis poodinėse bursose, kur skysčio apskritai neturi būti. O gilesnėse bursose skysčio šiek tiek gali būti ir jo ten yra. Dar papildomos struktūros, kurios išsidėsto aplink, yra riebaliniai kūnai.
geltonais taškais pažymėti magnetinio rezonanso vaizduose esantys suprapatelerinis, prefemoralinis ir infrapatelerinis riebaliniai kūnai. Tai čia yra virš girnelės esantis suprapatelerinis, palei šlaunikolio priekinį kraštą yra prefemoralinis ir apačioje pats didžiausias HOFA arba tiksliau infrapatelerinis riebalinis kūnas. Ultragarse tokiam sudėtam vaizde mes matysim blauzdikolį, girnelę, blauzdikolį ir girnelę jungiantis raištis ir už jo esantis tokio pat kaip poodinis riebalinas echogeniškumo ir struktūros plotą, tai yra riebalinis HOFA kūnas, o aukštesnius, mažesnius riebalinius kūnus mes matysim sunkiau išdiferencijuojamos struktūros, bet jie mums svarbus atskiriant bursą. Tai ką mes turim pamatyti. Dabar kaip tą padaryti? Pacientas paprastai tyriamas sėdomis arba gulomis, kaip jam patogiau, kelias yra šiek tiek sulenktas. Jeigu tai preciziškai, tai apie 30-40 laipsnių kampų nuo tiesios ašies. Tačiau tikrai neverta matuotų kampų ir tas sulenkimas yra tiesiog nestatus kampas, bet jis yra mažesnis, galima pakišti kažkokį volelį. Tam, kad jeigu mažas sulenkimas, koja paprastai pradeda pacientui drebėti, jam norisi ją sulenkti daugiau, kad būtų atrama, tas nėra blogai, bet jeigu yra galimybė, mes galim pakišti kažką. Tai pradedam tirti nuo viršutinės srities ir pagal vadovėlius galim vadovautis tam tikrą tyrimo struktūrą. Tai galim išskirti 3 dalis, kurias mes turėtume įvertinti. Tai yra viršgirnelinė dalis, A, B mūsų yra girnelė ir aplinkinės dalis, ir C yra pogirnelinė dalis. Šiek tiek meninis intarpas apie tai, ką mes šnekėsim, ir šiek tiek savikritikos ultragarsui. Aišku, tai yra labai gražu, ką mes šnekam, bet vis tik. Kai mes turim fokusą apie 1 cm gilyje, mes pakeitimus matom labai gerai. Tiek menisko, tiek aplinkinių struktūrų. Visos bėdos prasideda, kai mūsų fokusas nuslenka žemyn. Kai jis yra virš 3 centimetro ir meniską jau žymiai sunkiau įvertinti. Ir kai fokusas padidėjo iki virš 4 cm mūsų tyriamasis objektas dėl nutukimo iš principo, tai yra dėl poodinio storo riebalino, diagnostika tampa jau tokia burtais. Bet čia taip jau yra tokia realybė. Tačiau pasistengus daugumą dalykų galima surasti, o pacientai ne visi tokie būna, tai rečiau. Taigi, ką mes matysim, pradėdami nuo viršaus, tai keturgalvio šlaunies raumens tendinopatijos. Tai yra degeneraciniai pakeitimai sausgyslės. Pradžioje tai būna dažniausiai vieno sluoksnio, paviršinio sluoksnio lokalus echogeniškumo sumažėjimas, čia yra šilginėme vaizde. Skersinėme vaizde šitas intarpas yra hipoechogeniškas, šitas kraštas yra normalaus echogeniškumo. Anizotropija neturėtų taip atrodyti, paprastai kinta judinant visą sausgyslę, dalis sausgyslės neturėtų kisti, tai galima vertinti kaip tendinopatiją, tuo labiau tai radus 2 projekcijose. Pakeitimams sunkėjant, echogeniškumas mažėja ir kitose sluoksniuose. Gali atsirasti kalkių ir entezofitai, kuriuos matysim ir rentgenogramose, ir ultragarsinėse vaizduose, tai tolimesnis degeneracijos pokytis. Dabar toks dar irgi intarpas, aš manau, kad čia ir mūsų draugijos užduotis bus ir galimybė susisteminti mūsų pavadinimus, tai tas žodžius, kuriuos aš vartojau tendinopatija ir iš principo tai yra sausgyslės tendinozė. Dabar kuo tai skiriasi, sunku pasakyti, bet kai kur yra siūloma tendinopatiją vadinti tiesiog platų klinikinį terminą, apibrėžianti bet kokią sausgyslės patologiją, net nevertinant sausgyslės, bet kliniškai įtarus jos kažkokią tai patologiją. Toliau, mes ultragarsu galim tikslinti tendinopatiją ir jau ją patikslinus įvardinti kaip tendinozę, tendinitą, paratenonitą ar kažkokius kitokius degeneracinius ar pooperacinius pakeitimus. Tai manau, čia dar ateityje galėsim tos dalykus išdiskutuoti ir susisteminti. Toliau, patys sausgyslės pakeitimai yra plyšimai. Gali plyšti dalis arba visa keturgalvio raumens sausgyslė. Palyginus su kitom sausgyslėm, rotatorių manžetės arba achilo sausgyslė, šlaunies keturgalvio raumens sausgyslė plyšta žymiai rečiau, bet taip būna.
Ir dabar tas sluoksniuotumas gali mums padėti įvertinti, kuri dalis yra nuplyšusi. Tai yra svarbu įvertinant, tai pilnas yra plyšimas ar tai yra dalinis plyšimas. Šitam paveikslėlį baltomis rodiklėmis pažymėta atplyšusi sausgyslės dalis, tai yra paviršinis ir vidurinis sluoksniai, ir geltonomis rodiklėmis išlikęs gilusis vastus intermedijos sluoksnis. Šitose echogramose yra visiškas plyšimas, mes matome raumens ir galbūt dalies sausgyslės užapvalėjusi galą ir retrakciją, kuri užpildyta aplinkiniais riebaliniais audiniais ir skysčiu. Apie bursas, kaip sakiau, išgirsite dar ir vėliau, bet vis tik tyriant priekinę sritį tai yra svarbu, nespaudžiant mums galėsime įvertinti po odinės bursas, po odinius maišelius. Ūmų bursitą vis tik turėtumėm kaip ir kitus uždegimus vertinti, kai yra pagausėjusi kraujotaka, kai yra aplinkinė edema. O lėtinis bursitas pasireiškia jau sustorėjusią kapsulę ir pastoviu skysčių kiekiu maišelyje, arba jeigu ūmus yra bursitas, maišelių sienelių nematysim, tiesiog anatomiškai mes pagal tipinę vietą galima įvardinti kaip skysčio sankaupa bursoje. Kiti bursitai tai būtų virš girnelės, suprapatelerinis bursitas, pati bursa išsidėsto tarp suprapatelerinio ir prefemoralinio riebalinių kūnų. Ir skysčio pagausėjimas šitoje bursoje turėtų būti įvardinamas tik tai tada, kai yra skystis tarp šito riebalinio kūno ir tarp keturgalvio raumens sausgyslės. Jeigu skysčio yra kažkur tik tai čia arba čia prie girnelės, tai tikrai dar ne bursitas, jo turi prisikaupti aukštyn. Riebaliniai kūnai esantys palei šlaunikaulį ir virš girnelės dažnai imituoja sinovinės mases, tai apie sinovitą irgi reikėtų šiek tiek atsargiau galvoti, matant skystį bursoje ir rašant išvadą. Tolimesni bursitai tai gilusis infrapatelerinis ir paviršinis infrapatelerinis bursitai, tai būtų šitos ir šitos bursų pakitimai, kai juose susikaupia skysčiai. Šitų vietų bursitai dažnai būna susiję tiek su riebalinio Hofo kūno pakitimais, tai jis yra hiperechogeniškas, uždegiminis, ir su girnelės raiščio pakitimais, tai yra su tendinoze. O prie infrapatelerinį poodinį bursitą dažnai galima literatūroje rasti kaip šeimininkės keliu, arba mūsuose tai yra plytelių klojėjų kelias, kurį dėl dažno klupėjimo šitoje vietoje besikartojantis uždegimai taip atrodo. Vartas sinovitas vėlgi daugiau nėra tai tik tai kažkokių papildomų masių, kaip čia radimas bursoje, kurios gali būti tiesiog riebaliniai, tai turėtų būti ir išvešėjusi su kraujotaka masių sankaupa. Dėl to tiek sinovitų, tiek bursitų išvada, jinai tokia, sakysim, šiek tiek nėra objektyviai ir mūsų radiologo, pavyzdžiui, išvadoje tai galbūt turėtų atsispindėti tik tai kaip skysčio sankaupa, bet tai vėlgi diskusijų klausimas ir derinimas su klinikiniais dalykais. Bursose ir maišeliuose skystis gali būti nebūtinai anechogeniškas, koks jisai paprastai būna. Galima šoninėse parapatelerinėse kišenėse rasti ir echogenišką skystį, kuris paspaudus davikliu tiesiog suteka į vieną arba į kitą pusės, tai yra hemartrozės požymis, arba tiksliau lipohemartrozės požymis, ką mes irgi turėtumėm pažymėti išvadui. Kaulų patologija, tai yra pagrindinio mūsų tyrimo priekinės dalies kaulo, tai yra girnelės lūžimai. Šičia yra girnelės, dvinarė girnelė ir jos tarpas dėl papildomų kaulėjimo branduolių, o čia yra lūžimas, kuris yra aštriais kraštais, ir ultragarsu mes irgi matom skirtumą, kurio kraštai aštrus ir kur yra buki, ir galbūt net rasim kontūrą tam tikrą poslinkį su skysčio aplinkiniam sankaupom ir edema. Atidžiau reikėtų įvertinti girnelės vidinį kraštą, kur tvirtinasi medialinis girnelės laikiklis. Ir šitam krašte mes galim rasti atitrūkusi nedidelį kaulinį fragmentą, kai pats raištis normaliai nesidiferencijuoja, ir tuomet tai avulsijos išvada dažnai būna vienintelio tyrimo.
kremzles mes taipogi galime vertinti, jų vertinimas yra pakankamai tikslus, bet nespecifiškas, tai daug klaustukų, aišku, turi, bet mes tai matome ir galime matyti taškinius intarpus kremzlėje, kas mums gali privesti prie pirofosfatinės artropatijos arba taip vadinamas pseudopodagros išvados, to labiau jeigu tų pakitimų tyriant buvo rasta meniskose arba sausgyslėse. Čia yra šlaunikolio kremzlė. Girnelės kremzlėje apžiūrėti galima taikyti manevrą, kai spaudžiamas išorinis girnelės kraštas, o daviklis pridedamas prie vidinio girnelės krašto. Tuomet girnelė šiek tiek pasisuka ir jos kremzlę galima įvertinti. Ar tai yra chondromaliacija, ar tai nėra chondromaliacija, dabar sunku pasakyti, bet tai nėra normalu. Čia yra taškas uždėtas ant normalios kremzlės, čia taškas ant normalios kremzlės, tarpas yra hiperechogeniškas, jis yra įdubas, šitoje vietoje yra kremzlės defektas, mažesnio laipsnio pakitimai, irgi kremzlės kontūras matomas, bet jos gilumoje yra padidėjusi echogeniškumo zona, palyginus su normalia kremzle, kuri yra visa anechogeniška. Kaip tą parašyti ir kaip tai vertinti, tai vėlgi kalba ir susikalbėjimas yra su reumatologais, bet vien tai, kad tai nėra norma, jau mes galim pasakyti. Laisvus kūnus taipogi galime matyti aplink girnelę, tiek suprapateliarinį bursą, tiek parapateliarinėse kišenėse. Šiuo atveju kontūras yra nedidelis papildomas kaulo čia. Čia yra suprapateliarinis riebalinis kūnas, čia prefemoralinis. Reikėtų paspaudyti, reikėtų palankstyti kelią, pamaigyti, ar tai nėra kažkokia tai kaulų egzostozė, ypatingai čia priekinėje dalyje dėl patelofemoralinės artrozės besivystantis osteofitai gali atrodyti labai panašiai, tuo labiau, kad akustinis šešėlis mums visiškai trukdys įvertinti ryšį su kaulu. Ir pats smagiausias dalykas, kai radus tą tokią patologiją, jau dažnai tyrėjas džiaugiasi, nes rado priežastį, kodėl šitas krepšininkas yra su raiščiu, manau, visi suprantam, dėl to, kad jiems skauda po girnele. Ir tai yra tas vadinamasis šuolininko kelias, tai yra pateliarinė tendinozė. Tai yra dėl periodinio kolageno skaidulų plyšinėjimo ir gijimo ir besikaitaliojančių procesų besivystantis sausgyslės sustorėjimas ir mažesnio echogeniškumo zona, dažniau giluminiai sausgyslės daly. Tai dažniausiai vystosi prie girnelės, tai yra proksimaliai. Pakitimams blogėjant, sausgyslė storėja, hipoechogeniška zona didėja, įsitraukia hofariebalinis kūnas, kuris dažnai būna hiperechogeniškas, gali matyti neovaskuliarizaciją. Ir visus šitus pakitimus mes galim pavadinti šuolininko keliu. Pateliarinė tendinozė galėtų išplisti ir visą sausgyslę, bet tai dažniau būna jau sisteminėmis lygomis sergantiems pacientams, cukralige, reumatoidiniu artritu, tai visą sausgyslę matysim hipoechogenišką, storą. Galima, jeigu neaišku, visada palyginti su kitu keliu, o šuolininko kelio tolimesnė eiga yra vis blogėjanti ir kitą kartą jau būna sunku išdiferencijuoti, kur sausgyslė, kur skaidulos, kur nebe. Atsiranda kalkėjimo branduoliai, atsiranda sukalkėjusios zonos, sausgyslė tampa stora. Distalinė dalis sausgyslės, aš ją vadinu girnelės sausgyslė, nes šį pratimą galbūt, bet tai yra tas pats girnelės raištis. Gali atsidėti kalkės ir kalcinozė būti ir tolimoji daly, bet galime matyti tendinozinius pakitimus ir tolimoji girnelės daly, tą patį hipoechogenišką intarpą sausgyslėje su galbūt pagausėjusia kraujotaka arba skersinėme vaizde. Dalis sausgyslės yra mažesnė echogeniškumo, storesnė dalis sausgyslės yra normalaus echogeniškumo ir storio. Aišku, tie šuolininko kelio pakitimai didžiąja dalimi yra proksimaliniai sausgyslės daly. Neužmirškim ir vaikų patologijos, apie kurią išgirsim rytoj, bet manau, kad bet kuriam tyriančiajam tikrai papuls kažkoks paauglys su skausmu priekiniai kelio srity, jie jau save laiko nebe vaikais, taip kad mums dažnai tenka jo žiūrėti. Tai ta pati pateliarinė tendinozė
su blauzdikaulio šiurkštumos apofizės fragmentacija, visas šitas kompleksas ir mums nurodys į Osgood-Schletter ligą, ką su tuo daryti. Vėlgi, aš manau, išgirsim rytoj ir kokia mūsų užduotis tyriant ir pamačius tai tolimesnė yra. Girnelės sausgyslė arba tas vadinamas girnelės raištis gali plyšti. Tai būna labai retai, dažniau tai būna degeneracinio tipo plyšimai dėl pateliarinės tendinozės, tai čia yra dalinis plyšimas, kai yra sausgyslės defektas, vienas galas atitrūkęs nuo kaulo, o defektas užpildytas bestruktūrėmis masėmis. Gali būti pilnas plyšimas su tam tikra fragmentų rektrakcija ir galim rasti po operacinį defektą vienas sausgyslinis pluoštas ir kitas sausgyslinis pluoštas, tai jau kaip irgi girdėjom, dėl priekinio kryžminio raiščio reikalingos plastikos rezekuota dalis sausgyslės, tai tampa taip kaip ir normos variantų. Taigi pabaigai šiek tiek pabandysiu sudėlioti, tai yra subjektyvu, bet vis tik taip, ką mes galim išsinešti iš priekinės kelio srities tyrimo, tai tyriant viršgirnelinę sritį mes matysim dažniausiai keturgalvio šlaunies raumens tendinozę ir suprapateliarinį bursitą. Girnelės dažniausiai matysim patologiją, tai lūžimą arba priepateliarinį bursitą podinį ir pogirneliniai srity manau, kad didžiąją dalį mūsų diagnostikos ir išvadose užims šuolininko kelias.